Sveika Rūta, sveiki visi, mes vėl čia lengvuose pokalbiuose. Šiandien irgi taip susitelkiam apmastyti, kokia tema yra svarbi, kokia tema reikalinga ir tikslinga pasidalinti su visais. Ir labai taip stipriai jaučiasi valia ir disciplina, tai nuo jų ir pradėsim ir matysim, kur toliau veda. Tai gal Rūta, tu pasidalink irgi, kas tau yra valia ir disciplina. Ką pradėkime nuo tų Mhm. sąvokų, kas tai yra, ne? Ir kuo jos skiriasi apskritai. Valia tai man labiau apie tai, kad tai yra apsisprendimas. Tas pirminis taškas, kad aš susikaupiau, priėmiau sprendimą ir tada jau vystosi disciplina, kad tą sprendimą aš palaikau savo kasdieniais veiksmais. Ne, jeigu aš susikaupiau, kad aš sportuosiu, ne, Mhm. tai vadinasi, aš kiekvieną dieną nusistatau savo laiką, kad na, susiformuotų tas įprotis ir įprotis jau jis gaunasi automatizmu. Ir tada jau tampa lengva, ne, kaip išmokstam dantis valytis, tai iš pradžių mums reikalinga disciplina, ne, kur kažkada mums ten mama ir tėtis palaikė tą discipliną. Taip dabar mes iš valios palaikom patys savo tą discipliną ir tais Mhm. momentais, kad kažkada nusimuilinam, ne, tai vėl prisimenam savo sprendimą, dar kartą panaudojam tą valią, tą va tokią įkrovą, ne, ir Taip. tada vėl tęsiam tą discipliną, kol mums nei valios, nei disciplinos nebereikia ir pastanga tampa įpročiu, kuris yra visiškai natūralus. Mm. Tai va man apie tai. O Taip, tau? tikrai. Taip, tikrai taip. Ir vat, kaip tu sakai, žinai, valia yra tas apsisprendimas ir tas sąmoningas ir neapsisprendimas ir iš tikrųjų apsispręsti reikalinga ne vieną kartą. Nes kartais taip atrodo, nu va čia dabar tai apsisprendžiau ir padarysiu, ne, ir va dabar va sportuosiu ten gal kelias kartus per savaitę ar tai kiekvieną dieną, ne, ir tada pradedi formuoti įprotį, tada kažkur tais gali vėl užsimiršti, ne, todėl reikalinga suvokti, kad valia tai nėra vienkartinis apsisprendimas. Tai yra ne vieną kartą reikalinga ir vėl apsispręsti ir susivokti, kas yra nesvarbu ir vėl tiesiog per tą va, discipliną mokintis va tą planą kažkokią turėti, ne, kažkokią struktūrą. Ir vieniems lengviau tą kažkokią struktūrą neįvesti, arba tiesiog sąlygos yra vienokios, ne, kad ją įvesti, pavyzdžiui, nu, va, tarkim, su to pačiu sportavimu, ne. Tai pas mane yra mažas vaikas, aš su juo praleidžiu vis dar nemažai laiko, tai vat vėlgi dar yra toksai vat irgi indikatorius, kad kartais, pavyzdžiui, jeigu maniškis nenueis miegot, nu aš galiu suplanuoti, aš galiu norėti ir struktūrą turėti, bet jisai nenueis miegot pietų miego, aš pratimų nepadarysiu. Yra vaikų, kurie nu, tarsi užsiema kažkokiais žaidimais ir tada mama gali daryti, mano vaikas būtų šalia kilimėlio ir norėtų kartu daryti. Taip kad, nu, vieną kitą pratimą gal ir išeitų padaryti, bet tikrai kažkokios rutinos, jau tokios pilnos, ne, ten valandos laiko ar pusvalandžio, nelabai. Tai čia vėlgi dar priklauso nuo įvairiausių sąlygų, bet svarbiausia, kad vat, būtų tas apsisprendimas, jisai būtų ne vieną kartą apsispręsta, ne vieną kartą prisiminta, kad yra svarbu tau tai. Ir vat, kaip savo, kad vat, ta disciplina, kai jinai yra, nu, vat, yra ta struktūra, ne, ir tu sakai, ten sportuosiu 3 kartus per savaitę, ne, ir per kažkurį laiką vėl reikia tos valios, ne, nes, pavyzdžiui, nu, gal tu šiandien nenotaikot, ne, galbūt ten tau šiandien kažkas atvyksta, kad tu, nu, viduje nelabai nori sportuoti ir vėl tada reikalinga ta valia, kuria, ne, aš apsisprendžiu, aš sakiau, kad aš apsisprendžiu, aš vėl apsisprendžiu ir aš vėl einu ir tai darau. Ir aišku, mes dabar kalbam apie tokius paprastus dalykus kaip sportas, ne, bet ta valia ir disciplina, kodėl apskritai šitos temos yra svarbios ir apie tai mes kalbam, dėl to, kad tai yra taip pat labai svarbios sąmonės ateities žmogui, tai mūsų yra pagrindas taip pat ateityje. Ir svarbu ir pažinti tai, ir tai ne tik, kad paprastose, treniruotis galime paprastose tokiuose dalykuose kaip sportas, nors gal kažkam ir yra taip labai nepaprasta, ar tai kažkokia vat, vienokia ar kitokia disciplina, bet vis tiek svarbiausia treniruoti yra dažniausiai su valia ir disciplina, tai yra būtent per tai, kad mes naują tiesą priemam apie save,
apie gyvenimą ir ta tiesa yra tokia nauja, kur galbūt net apie ją nelabai kalba ir visa aplinka, bet jinai yra tau labai gyva, jinai yra tikra ir tada, vat, kaip tu su ta tiesa gyveni ir yra irgi per tą apsisprendimą, kad tai man yra tiesa, nes tai tas apsisprendimas irgi ateina iš to, kad tu žinai, kad tai yra tiesa. Tai nėra tai, kad aš čia taip sugalvoju ir dabar tai man tiesa, tai yra tas sąskambis, ne, vidinis. Netgi va tokiuose paprastuose dalykuose kaip sportas irgi yra tas sąskambis. Taigi tu jauti, kad tai yra tikslinga, reikalinga, ne? Tai nėra toksai, ai, visi sportuoja, tai ir aš sportuosiu. Ne, tai yra tas vidinis toksai žinojimas, kad tavo kūnui tai yra reikalinga ir galbūt tu net nežinai ir logiškai nepaaiškino, kodėl tau šiandien tai reikalinga. Ir aš žinau, kad vat, mūsų irgi kolegės kažkada ruošėsi renginiui ir jos nė nenumanė tikriausiai, koks ten tas renginys bus energetiškai, kiek stiprus ir galingas. Ir visom jau buvo apie tai, kad sportuoti ir vat, pasiruošimas būtent per sportą tam renginiui. Ir jos tai darė ir žinoma, kūnas taip pat turi net per tą sportą jisai irgi ten ištampami tie raumenys, ne, nu, ir sukuriama, kaip pat ir per jogą, nes sako, sukuriama erdvė yra būtent. Tai vat, kai kartais mes logiškai net ir nelabai galim paaiškinti, kodėl vat, yra tas sąskambis su tuo, ką mes nusprendėme daryti, bet va, mes tada vat, ir per tą tiesą, apie kurią aš užsiminiau, ne, kad kaip yra tas nauja tiesa, kuri ateina ir kaip svarbu apsispręsti tą naują tiesą, tikėti ir veiksmu per tą discipliną yra įvesti tą tiesą į gyvenimą, ne? Nes mes galime turėti suvokimą apie tą naują tiesą. Ir gal Rūta, tu pasakysi gal kažkokį pavyzdį iš savo gyvenimo, bet va, turėti tą tokį suvokimą apie tiesą, bet neįveiksminti, ne to. Nu tai va tada gaunasi, kad tu nesukuri tos disciplinos, kad ta tiesa, kurią tu suvokiai, vienam lygmenį taptų ta materija, ta įmaterinta ta tiesa, kada tampa tavo gyvenimu ta tiesa ir tavo kasdienybė. Ne? Gal turi kokį pavyzdį? Na, tai pavyzdžiui, gali būti tiesiog, jau apčiapi savyje savybę kažkokią, tai gebėjimą, ne, ir taip svarstai, tai gal aš čia nemoku, gal kiti geriau moka, tai ką aš tam pasakysiu, ne, tarkim, kaip arba būna, mokytojas. kad sako, ne, kad ir daug ir kiti tai daro, ne, ir kiti tai daro, daug žmonių tai daro. Ką aš ten, tai konkurencija didelė, aš ten liksiu kažkur tai nuošaliai. Nu ir va, ir tas va, visas užgriūna, ne, mes tos tiesos apie save nepalaikom, neišvystom ir jinai lieka užslopinta, vadinasi, mes neišvystėm, ne, tų patirčių negavom, nesuaktyvavom tam tikrų savybių, kurias turėjom suaktyvuoti ir gaunasi sąstangis ir tada gyvenimas ieško būdų, kaip mus ten išjudinti kitais kampais, kur bent kitas savybės, ne, tavo tiesą apie mus išjudintų. Nu, o jeigu nesusivokiam, nu, tai tada aišku, rodo tą tiesą, taip kaip mums jau ten nelabai patinka. Taip. Jo, taip. Ir tikrai iš mūsų rytų pažįstamų ratų tikrai buvo irgi ne vienas variantas, ne, kaip ateina ir tam tikros ligos, kada nepatikima ta tiesa, nepatikima ta savybė ir tada ar to gebėjimo pačio, ne, besiskleidžiančių ir tada gaunasi, kad, na, gyvenimas parodo, kad tu, na, turi patikėti savimi, ne, o iš tikrųjų tas patikėjimas ir kaip tai galima padaryti, tai yra, na, tikrai kūrybingai, nes jeigu ten, kad ir pavyzdžiui, ne kaip pavyzdys, daug žmonių tą patį daro, žinai, bet tu galbūt ir galbūt tu ir paskelbė apie tai, ne, kad tu ten darai kažkokias ar tai sesijas, ar tai kažkokius, nu, va, tas susitikimus ir tų žmonių ir nesusirinko, nes tai galbūt yra kažkokie kiti variantai, kaip tai padaryti, taip, kad nėra tik tai vienaip, kaip tai gyvendinama, ne kaip tai daro dauguma ar visi, bet yra tikrai galima įvairiausių kūrybiškų tų variantų, kaip tai galima padaryti. Ir taip, ir vat per tai, tada, vat, ne, kaip ir tu sakėjai, ne, per tą vat, veiksmą mes tą įvedam discipliną, ne, mes disciplinuotai veikiame, ne, kad, vat, pavyzdžiui, gerai, pavyzdys labai irgi paprastas, ne, šiuo metu aš jau pradėjau dirbti, ne, ir čia ir mūsų praeitam susitikime šiek tiek pasakojau apie tai, kas vyko, kai aš senas savo savybės bandžiau darbe
įveiklinti ir kiek man ten ir automobilio lemputė užsidegė, variklio ir, žodžiu, ir skrandį visą savaitę praskudėjo. Ir tada aš susivokiau, ne, aha, tai aš ne per tai veikiau, aš pakeičiau savo poziciją, susižiūrėjau, kad veikti per naujas savybės, kurias aš žinau, kurias palaiko kūrėjas, kurias palaiko mokytojai. Ir iš tikrųjų, kai pradėjau per jas veikti, tai buvo taip paprasta ir taip lengva, ir tiek energijos, ir tiek to vat, ir tvirtumo, ir to palaikymo. Ir kaip aš kiekvieną kartą dabar, kaip einu į darbą, aš tada susižiūriu, aha, kaip aš galiu dabar tas pačias savybės savo dar geriau padėti, tobulinti, ne, tą vat, savo kūrybą tame darbe, kaip aš dar galėčiau įdomiau, kitaip jas įveiklinti. Ir aš apie tai pagalvoju, aš įvedžiau ir tokias kaip ir per pertrauką, po pertraukos, nu, taip likus 10-5 minutėm, žiūrint, kaip ten gaunasi, iki pertraukos pabaigos aš einu į persirengimo kambarį, aš susitelkiu 5 minutėm, vėl susitelkiu tas savo naujas savybės, kad aš tiesiog, na, nepamirščiau. Man vat vėl formuoju tą įprotį, kad aš veikčiau už būtent šitų naujų pozicijų, šitų savybių. Ir tai įveiklinu tą naują tiesą apie save ir suteikiu savo galimybę būti naujai darbe ir veikti iš tos naujos savo asmenybės. Tai va taip ir su ta valia, kad yra ta nauja tiesa, ne, kuriejas aiškiai vardino tam tikras mano savybės, ne, kurias reikalinga išskleisti savo realybėje ir tada aš per discipliną jas įveiklinu. Ir tai, vat, tai yra galima daryti, sakau, labai kūrybingai ir vis nuolatos tobulinti savo kūrybą. Ne? Nu, tarkim, mane po darbo važiuoju namo, aš turiu 20 minučių laiko už vairo ir aš tiesiog irgi apgalvoju, aha, kaip aš galėčiau dar kitaip, dar kitaip, ar kažkaip dar patobulinti, geriau daryti, ar kažkur, kur man galbūt nelabai sekėsi šiandieną kažkokias savybės išskleisti, kaip aš tai galėčiau padaryti kitą dieną, ne, kažkokias, va, irgi viziją turėti, ne, savo, kaip aš galėčiau tai padaryti. Ir tai yra labai įdomu, ne, tai yra gyvenimas tampa tokia įdomia kūryba. Ir aš žinau žmonių, kurie įvairiai žiūri tą discipliną ir kai kuriems jinai yra tokia, kaip, aš sakyčiau, gal iš tų senų pozicijų, ne, kaip ten, žinai, į mokyklą mes ten eidavom, liepdavo namų darbus daryti ten po pamokų, žinai, ten negausti televizorius, kol ten pamokų nepadarys ir taip toliau. Ir tarsi, žinai, mes vienaip ją suvokiam, bet aš sakyčiau, kad mums reikalinga iš naujo susipažinti. Ir tikrai tikslinga tai padaryti su ta pačia valia ir ta disciplina. Nes aš kaip suvokiu dar, vat, kas ateina, kad jeigu nebus disciplinos, valia taip pat ilgai nesuveiks. Nes tu gali vieną kartą ten, antrą kartą, vat, apsispręsti, trečią kartą, bet jeigu nebus to kokio konkretaus veiksmo, aiškios vizijos, ne, kaip aš siekiu tą, vat, pavyzdžiui, savybę įveiklinti, ne, ar kažkokią vat, duotybę gebėjimą, ne, kaip atsiveria irgi įvairiausi taigi gebėjimai žmonėms, ne, tarkim, atgydyti žmonės, ne. Tokie, vat, jeigu aš jo neįveiklinu, jeigu, tarkim, kad ir paprasčiausiai nepradedu nuo tų savo draugams, ne, savo ten artimiausiams, ne, kažkokius gal tiesiog va, tokius simbolinį užmokestį imti, ne, už tai, jeigu aš neįveiklinu, valia nebepadės. Ir mes dar, vat, kaip mokinamės, yra tie erdvėlaikiai, kada per tam tikras savybės gebėjimus jie įsiskleidžia ir jeigu tos savybės ir gebėjimai yra nenaudojami, jie tiesiog užsidaro ir viskas. Ir vėl tada mums reikia eiti gyventi ir žiūrėti, kaip dar kitaip, kuriejas irgi paduoda vėl galimybę kažkaip dar naujai, ne, tą gebėjimą skleisti. Taip kad tikrai naudinga yra susipažinti su valia ir disciplina. Gal dar kažką norėtum pridurti, Rūta, apie tai? Vat galvoju, kalbamės, ne, ir žmogui gali kilti klausimas, mes suprantame, ne, kad kažkokias savybės pažįstam, apie save tiesą užčiuopim. O ką daryti, jeigu žmogus, pasižiūrė apie save ir jam pirmiausia, kas ateina, tai priekaištas. Na ir įsivaizdavimas ten, kad aš turiu būti kažkoks. Ir tada, jeigu aš pasiimu tą mintį, kad aš turiu būti kažkoks, ir jeigu aš panaudosiu tam valią ir dar bandysiu įvesti discipliną, tai su kiekviena diena disciplina darysis vis sunkesnė.
tarsi kiekvieną dieną į kuprinę savo įsidėtum dar po akmenį. Mhm. Jo, tai turim suprasti, ne, kad jeigu tik tai aš priėmiau sprendimą kažkokį ir jisai yra netikslingas, jeigu jis yra ne apie mane, ne apie tą tiesą, kokia aš esu, vadinasi, aš dienų eigoje pastebėsiu, kad man atsiranda sunkis ir man nuo to tik dar blogiau. Jo, nes kaip man buvo su sportu, ne, kad tarsi aš bandžiau kažkaip savo įrodyti, save perlaužti, kad, nu, va, turi būti šitaip, kad man kažkas turi padėti ir kažkas ten mane turi ištiesinti, sutvirtinti, tai Mhm. nuo to man buvo tik blogiau. Ir va po tokio vieno užsiėmimo, kuris tarsi lengvas ir fainas, aš grįžau dar labiau sukaustyta ir man dar labiau visą kūną skaudėjo. Tai vadinasi, mano tas sprendimas buvo ne iš tiesos apie mane. Ne, tai va Mhm. tas pagrindinis indikatorius, iš ko priimtas sprendimas ir kam panaudota valia, mes turim žiūrėti savo būseną. Jeigu ta valia ne mus sutvirtina ir aš jaučiuosi gerai, tai tada disciplina taps, nu, jinai nebus tokia sunki. Aišku, ten įsivažiuota ne pačiam kūnui kažką daryti, nu, yra reikalų, bet jisai tai priima, nes aš tai palaikau iš savo tiesos ir iš to džiaugsmo, kurį aš patiriu atlikdama tą veiksmą ir dėdama Taip. tą žingsnį. Ne, ar įveiksmindama kažkokią tai savybę savo, kažkokią darbę, ar sportuodama, ar, nežinau, hobį kažkokį savo, tame veiksme aš patirsiu tą džiaugsmą ir aš tada norėsiu kitą dieną vėl tai kartoti. Ir tada tas disciplina, jinai taps man jinai maloni. Tai va, turim stebėti, ne, va, mūsų kūnas puikus indikatorius. Ar jis tai priima, ar mūsų visas emocinis fonas tai priima kaip tiesą, nu, nesvarbu net, kad tai yra fizinė kažkokia pastanga, bet jisai Mhm. mato prasme, nes mes ją jaučiam iš vidaus. Taip, bet kaip tu labai gerai pasakai, jauti iš vidaus, tai vat yra tas sąskambis su ta tiesa. Yra tas sąskambis ir jisai ateina iš tokio vidinio žinojimo, kad tai yra tikslinga. Ne, kaip, pavyzdžiui, man irgi, vat, kad ir mes kalbėjom apie tą sportą, ne, ir vat, įvedinėti, vat, irgi, žinai, tos tempimo pratimus ir vat, taip valandą laiko, kas kelias dienas skirti. Ir aš labai nustebau paskutinį kartą, kai aš dariau pratimus. Aš taip gerai padariau tuos pratimus, ta prasme, tokius, kur, nu, na, tiesiog yra tokio, kaip pasakyti, nu, to tokio, vat, užlaikymo tam tikrose pratimuose, kad aš tiesiog žiūrėjau, sakau, nu, kaip jisai tai daro, kaip taip, taigi čia sudėtingas pratimas, tarsi, na, aš ilgai nedariau to, nu, tarsi kūnas čia turėtų priprasti per kažkurį laiką pradėti daryti, ar per tiek, nu, va, tarkim, išsitempti, nu, turiu minį, va, tos tempimo pratimus. O žiūriu, jisai jau tai padaro. Tai mane vat, kūnas irgi taip lengvai nustebino, kad jisai tarsi prašoko tą laiką, kada aš turėjau priprasti vėl prie kažkokio darimo ir jisai jau padarė. Jisai tiesiog taip greit prisiminė, kaip tai reikalinga daryti. Ir vat, kaip tu sakai, žinai, yra ir tas tvirtumas, ir stiprumas, ir tas džiugesys tai padarius. Um, tarsi dar didesnis sutvirtėjimas, ne, tai, va, tai yra tokie indikatoriai, tas džiugesys ypač yra tas indikatorius, kad tu eini teisinga linkme. Nes gali būti ir fizinis diskomfortas, gali būti kažką sudėtinga padaryti, bet kai tu atsisėdi po viso to, va, kažkokio veiksmo, tu gali būti va, kažkoks, nu, kūne, gali būti kažkoks vis tiek diskomfortas, tarkim, jeigu kažkur, va, ne, ten tempiai labiau, ne, bet iš esmės pojūtis vidinis būsena yra, kad džiaugesys. Toksai vat vidinis džiugesys, kad padariau. Aha, ir kad tai yra vat, tas toks vidinis žinojimas ir tikslingumas, kad tai yra reikalinga man. Ane? Kai tu sakė apie sportą, vat, kai tu ėjai vat, ir vat, turėjai tokius, vat, nu, tu, vat, tas pasiekmes, koks buvo tavo sprendimas, ane? Kaip tu, ar iš esmės ta idėja nebuvo teisinga ir nebuvo tau, ar turėjai tiesiog pakoreguoti, kaip tu tai darai, ane? Nes vat, kartais atrodo, žinai, kaip idėja pati, ane, sportuoti yra labai gera, bet, pavyzdžiui, galbūt eiti pas kažką tai daryti yra, ne, bet galbūt reikalinga kažkaip kitaip, ne, tai įgyvendinti, ne, arba, pavyzdžiui, modelis netinka, ne, tarkim, galbūt aš galvau, kad man joga labai fainai, bet iš tikrųjų man reikalinga kažkokie vat, somatiniai pratimai arba pilatesas, tai
Ar taip iš karto patraukė šitą mintį, ar tu pasižiūrėjai, aha, ką čia galima, kur čia buvo tas, galbūt nesusikalbėjimas pačia su savim šitoje vietoje? Jo, ta situacija man parodė, kad aš lūkestį už savo savijautą perkeliu kitam žmogui, ne, tai Mhm, perkeliu specialistui, ne, kažkokiam kineziterapeutui, ar ten jogos mhm, treneriui, ar dar kažkam, kad jisai tarsi man ateis ir mane sutvarkys. mhm, Bet mhm. tai, Jo, aš tai labai gerai atsimenu, nėra. man taip pat buvo su masažais. Taip, lygiai taip pat Mhm. buvo tai. Ir paskui iš tikrųjų, kai aš tiesiog ir man ten vat, skausmai buvo pečiuose. Ir, kaip jie nepasibaigė, taip nesibaigė. Aš turėdavau ir pagerėdavau ir vis tiek. Ir iš tikrųjų, kai save pati įgalinau, kad aš galiu daryti tam tikrus pratimus, kurie man padeda šitam ir tą galiu daryti namuose, o masažas man būtų kaip, toksai, va, kaip papildoma pagalba, kars nuo karto nueiti, tai va, viskas ir tvarkosi. Ir iš tikrųjų, netgi jeigu dabar kažkokie skausmai užeina ir tų būna, nes būna tiesiog iš įpročio kažkur vėl ten įsitempi, kažkur tai ten, pavyzdžiui, pajaučiu, kaip orai keičiasi, šaltesnius orus irgi kūnas savaime, daugiau šalčio gauna ir toksai susigūžia labiau. Ir vat tie skausmai, ir aš tiesiog žinau, kad aš galiu tą pakeisti, kad man nereikalingas, tarsi vat kažkoks tarpininkas, ne, kad būtinai man reikia masažo, kad aš dabar pasijaučiu geriau, aš žinau, kad aš galiu padaryti tos pratimus ir aš pasijausiu geriau. Ir vat, kad masažas man kaip dar viena tiesiog priemonė, ne kaip tas toks pagrindinis, ne, kur man reikalinga nueiti tam, kad aš galėčiau jaustis, vat kitam perkeliama ta atsakomybė, ne? Mhm. Va ir šitame momente jau tada įsijungia tikėjimas. Aš padariau veiksmą ir tada jau aš savim tikiu. Tai tikėjimas įsijungia tą tokią kaip palaikomoją energiją, ne, kad tai disciplinai mums užtektų motivacijos. Na ir tas tikėjimas tarsi užpildo ir padeda pasidžiaugti tuo rezultatu, kad aš pasiekiau. Ir tol tas tikėjimas lydi, kol aš tai pamatau kaip faktą, ne, kad aš tikrai tai galiu ir na, tada jau net nebereikia tos motivacijos, nes aš eisiu ir darysiu, nes tai yra apie mane, tai esu aš. Mhm. Mhm. Nu. Tikrai taip. Ir vat, mes čia aišku kalbam apie tokius vat irgi paprastus dalykus ir kasdienius. Iš tikrųjų, per tos kasdienius dalykus mes galim ir praktikuotis ir žiūrėti ir stebėti, kur ta mūsų vat, ir tas sąskambis su ta tiesa vidinė. Pasižiūrėti, pavyzdžiui, aš irgi ilgą laiko tarpą nevalgiau mėsos ir man tai atrodė kaip visiškai natūralu, 2017 metų mėsa. Ir man palaipsniui ta mėsa pastarosius metus, taip grįžo, žinai, ir aš ten irgi galima irgi įvairiausiai, žinai, savo sakyti, bet tai yra ta mano tiesa, kuri dabar yra tokia ta mėsa ir man jinai ir skani, ir, žodžiu, kur anksčiau aš ten ne, nei kvapo nelabai galėjau pernešti ir iš tikrųjų, kad suvokti tai, kad mes keičiamės, ne, ir tas kintamumas yra labai svarbus, pasistebėti, su kokia tiesa mes rezonuojam, su kokia tiesa, kas yra ta tiesa apie mane. Ir taip pat, kaip sakau, mes galim treniruotis tose paprastose dalykuose kasdienybėse, žiūrėti savo valią, žiūrėti discipliną, žiūrėti, kurioje vietoje, ar valioje, ar disciplinoje tarsi mums reikalinga daugiau įdėti tokio dėmesio, ne, ir to tokio, kad tai vyktų, ne, kad tai vyktų. Ir taip pat vėl grįžtų prie to, kad tas tikėjimas, taip pat ta tiesa, ta nauja tiesa apie save, ne, apie labai galbūt neįprasta, aš kaip esu darius irgi įvairias sesijas ir žmogus skleidžiasi savybę, kuris net sako, aš labai norėčiau ją turėti, bet aš jos tarsi neturiu, ne? Nes, tiek kitos savybės, ne, kažkokios yra, ir sakau, bet jinai pas tave skleidžiasi. Tai reiškia, jeigu žmogus į tai atkreips dėmesį, jisai ne per savo valią ją ir patikės, kad tai yra įmanoma, patikės, kad tai yra, tiesa, ne, tai vėlgi, aišku, jeigu jisai nėra sąskambio su ta savybė, nors jinai, tarkim, mano matymė, aš galiu matyti, kad skleidžiasi, tai tas žmogus irgi pirmiausia galbūt turi ir kitų žmogų mane patikėti, kad jisai sako, ta savybė pas tave skleidžiasi. Tada ieškoti sąskambio su ta savybė, ar tikrai, tarsi užtvirtinti savyje tai, kad
aš užčiopiu, kad yra tas sąskambis su ta savybė pačiam, ane, ir tada va, tikėti tuo, kad jinai yra aktyvi ta savybė ir tada eiti, ne, su tuo, vat vėl, per tą valią, per tą discipliną, ne, kaip yra, nes kas yra mums pažįstama apie mus, tai yra, nu, labai paprasta, ne, nu, tarkim, kad ir kažkokia, nu, jeigu taip pat kalbėjom apie tos paprastus tokius dalykus kaip sportą, nors, sakau, čia vienam gali būti paprastas, kitam ne, tai čia tiesiog gal iš savo perspektyvos kalbu, ne, kas man paprastai vesti į savo kasdienybę, bet yra va tų tokių va tiesų apie save ir tų, va, kaip mes kalbame apie savybės įvairiausias, apie gebėjimus, ne, kaip, va, pavyzdžiui, ne, Rūta tavo, ne, kur įeiti kito žmogaus, ne, sąmonės kanalą, ne, ir iš jo matyti visą ką. Ir, ir tai reikalinga, visa tai yra reikalinga mums įveiksminti ir tuo patikėti pirmiausia. Tuo patikėti, kad tai yra įmanoma. Kažkam yra neįmanoma, na, ir visiškai net neegzistuojantis dalykas, ne, yra, pavyzdžiui, tėviai. Čia aš tokią temą paėmiau, dėl to, kad su savo bendradarbiais va tokia tema buvo. Ir vienas žmogus tiek, aš jam, nu, tiesiog pasidalinau savo patyrimais, savo suvokimu ir jam taip įdomu, kad jisai manęs dar tris savaitgalius iš eilės klausė apie tai. Nors esi toks žmogus, sako, aš nei ten dievų tikiu, nei ten tuo ir aš matau, kad viskas labai paviršiai, nes gilumoj pas jį. Ir tas tikėjimas yra ir ryšys su kurieju ir yra tas, ir nes jisai domisi, jisai klausia, net klausim, sąskambis ir randa, ne, savyje su ta tiesa, ne. Bet tai vad kažkam gali būti visiškai kaip, nu, neįtikėtinas dalykas, ne, o kažkam tai kaip man, pavyzdžiui, yra natūrali tiesa, kurią aš patiriu kiekvieną dieną, ne. Taip kad, ką dar galėtum pasakyti apie tikėjimą tiesa? Na, tą naujumą, ne, tas va, to tikėjimo tiesa. Ja, tai tiesa, tai tos tiesos nereikia ieškoti kažkur išorėje, nereikia žvalgytis po kažkokias taisyklės, dogmas ir panašiai. Ta tiesa yra tiesiog gyvenimas, kuris teka per mus. Ir kaip mes į savyje atpažįstam, identifikuojam, kaip jis per mus skleidžiasi, kas aš esu, va, tai ir yra ta tiesa. Jis gali turėti daug įvairių atspalvių, bet vien tai, kad aš esu, jau tai yra tiesa. Na, visi kiti atspalviai jau yra tarsi ta sklaida apie mane, kurią aš patiriu per aplinką, ne, kaip per atspindį, per kitą žmogų, jeigu aš susižavėjau kitame žmoguje, ne kažkokia tai, nežinau, oratoriaus savybė, kaip geba, ne, žodžius gražiai išreikšti, mintis sujungti. Vadinasi, tai yra jau sąskambis ir aš tai galiu išvystyti, nes aš kitame pastebėjau. Nes šiaip jeigu man jie tai nebūtų, tai aš net nepastebėčiau, nu, net į galvą nešūtų tokia mintis. Tai va, tai mes galim save atpažinti ir per pokalbį su kitu žmogum, per santykį su gamta ir, nu, tai atpažįstama, ne, tas, kas yra mumise. Ir tada, kada mes jau apčiopiam, kada patikim, kad tai gali būti mumise, tai tas tikėjimas atveda iki tos grinosios tiesos, kada mums nebereikia to tikėjimo, kada mes žinom apie save tą tikrą tiesą ir jau tas tikėjimas, ką tikėti, jeigu ne, mano plaukai juodi, vadinasi, jie yra juodi. Ir kito varianto nėra, jie nėra balti. Ir viskas, ir tą tiesą mes kaip pamatom, tai ir tampa, ne, mūsų gyvenimu tuo ir ta sklaida. Gal tiek. Aš dar taip, irgi taip, čia turiu kompiuterį prie savęs ir rašiau irgi apie tikėjimo tiesa kaip savybę. Ir būtent apie tai, vat, iš tos perspektyvos, kaip atsiverti tai naujai tiesai apie save. Ir kaip jinai tą savybę pasireiškia, kaip mes galime savyje tą atpažinti per tam tikrus tokius, kaip etapus, galima sakyti, ne? Kad pirmiausiai, va, tai tiesai skleisti kaip savybė reikalingas tas tyrumas, kai žmogus per tyrumą atsiveria tiesiai, ją priima ir leidžia jai laisvai egzistuoti savo sąmonės kanale. Tai mes kartais netgi, aš, pavyzdžiui, kaip atsimenu savo susitikimą su dėsniais, ne? Su dėsniu.
tada aš neatsimenu, ar tai buvo konkrečiai su vienu dėsniu, bet aš tą esu patyrus ir su konkrečiu dėsniu, ne? Kad pirmiausia, kaip tu Rūta sakai, pirmiausia buvo užfiksavimas jo, kad jisai yra ir jisai egzistuoja. Pirmiausia, kad jisai yra ta tiesa, kad jisai egzistuoja. Aš jį turėjau pirmiausia, nu kaip, čia mano aišku yra toksai vat patyrimas, kad pirmiausia tą jo egzistenciją aš užčiuopiau. Kad ne dėl to, kad aš tarsi, nu man kažkas pasakė, kad jisai yra. Aš per savo tą asmeninį patyrimą, meditaciją užčiuopiau jo egzistavimą, kad jisai yra ir kad jisai yra tiesa, kad jis egzistuoja, kad tai yra tiesa, kad jis egzistuoja, ne? Ir va tas buvo labai džiugesys erdvėje, kad aš užčiuopiau to dėsnio egzistavimą, kad tai yra tiesa, kad tai nėra tik tai kažkokia, na, kaip prielaida, ne? Kad jis yra, bet aš jį konkrečiai užčiuopiau ir sakau, tu esi ir aš tave galiu užčiuopti, ne? Ir koks tai buvo džiugesys, kad jisai buvo užčiuoptas, ne, erdvėje. Tai va čia tas irgi tas per tą tyrumą žmogus atsiveria tai tiesai ir vat, dažnai mes net tiksliai nežinome, ne, vat ypač tas tokias labai naujas tiesas, kurios ateina dabar į žemę, mes tiksliai net nežinome, net kartais netgi, pavyzdžiui, aš užčiuopiu tokius kaip šviesos kodus, jie tiesiog leidžiasi, bet aš žinau, kad reikalinga atsiverti ir aš tokią intenciją netgi pasakau, aš atsiveriu. Ir aš tiesiog vat, tikiu ir pasitikiu tą akimirką, kad tai, kas ateina iš tos erdvės, yra tikslinga, reikalinga ir aš vėliau per tą suvokimą tą išskleisiu, tą tiesą. Nors aš dabar dar tiksliai neaišku, kas čia per tą tiesą, kuri yra, bet aš pasitikiu ir tikiu, kad tai yra tikslinga. Ne? Per pastebėjimą, kad kai va, žmogus sąmoningai stebi, kokį pokytį tiesa daro jo viduje ir mato per daugiamatiškumą, kaip nauja tiesa paliečia jo sąmonės dalis. Tai vat irgi, ne, kaip mes kintam, kai ta nauja tiesa, kuri atėjo iš tos aukštesniosios erdvės, ne, jinai keičia mus. Nors dar kol kas konkrečiai galbūt ir neapčiupiam, kas tai per tiesa, bet jinai jau mus keičia. Per mąstymą. Kai jis apmąsto tiesą, ne, tada vat, jau vyksta tas susivokimas labiau, ne, kai yra susitelkiamas dėmesys. Ne. Tai bet kuriuo metu mes galim suvokti, kas tai yra per tiesa, bet aš turiu omeny, kad kartais nėra aišku, ne, kokią mes tiesą priėmėm, bet mes ją priėmėm, kad mes stebim, jau pradeda keisti mus, bet mes dar tik tai, nu, va, tarsi po taškelį tos tiesos žiūrim, žinai, kas tai yra per tiesa ir va tada per mąstymą mes apmastom. Ir mąstymas apskritai yra labai galingas mūsų įrankis ir ateities žmogui jis yra be galo svarbus ir reikalinga mums tas tiesas apmastyti, nes kartais aš pati anksčiau pastebėdavau, yra rezonansas, yra sąskambis su ta tiesa ir aš tarsi, nu ir va, labai, labai džiugu, nu ir toliau einu, ne, bet iš tikrųjų, kaip apmastau, aš tada ta tiesa ir kartais tokia paprasta, pavyzdžiui, kad ir tiesa, ne, tokia paprasta aš esu, nu paprasta tiesa. Ne? Bet kai aš su ją susitelkiu ir einu į gylį, ten tiek pločio, tiek gylio, tiek įvairiausių patyrimų, tiek būsenų prasme, tiek jausenų naujų prasme, tiek tiesiog įvairiausių patyrimų, ką aš galiu patirti, kai aš einu į tą patį paprastą tiesą, kad aš esu. Ir galima ją labai įvairiai patirti. Ir ją galima aprašyti įvairiai, apmastyti įvairiai, ne? Tai va tiesiog, kad per mąstymą ją apmastau ir kad geriau su ją susipažinti, suvokti. Ir tada jau yra dar kitas labai svarbus etapas - sklaida. Tai yra, vat, kai mes vat, su Rūta, ne, kodėl mes ir nusprendėme iš priežasčių daryti šitus pokalbius, nes mes daug apmastom, daug ką pasitarėm, ne, bet tada gaunasi, kad tai vat ir lieka mums. Nu taip, mes dalinamės įvairiais straipsniais, tai tikrai tik nėra tik mums, bet mes galvom, tai yra dar vienas formatas, kurio mes galim tiesiog tą vat, savo apmastymus, ne, tų tiesų apmastymus, ne, kaip šiandien mąstym apie discipliną, apie valią, apie tikėjimą tiesą, pasidalinti, ne, kad tai sklistų, ne. Ir dar va, tas kitas yra etapas, yra, kada tu daliniesi, tai yra vienas taip pat iš veiksmų ir tada va, tas dar va, pabrėžiama buvo man, kad įveiksminti, ne? Kad ta tiesa tampa tavo gyvenimo pagrindu. Ir ką mes jau kalbėjome, ne apie discipliną, apie valią, ne, kad kaip kūrybiškais būdais mes tą tiesą galime įleisti savo įvairiausias gyvenimo sferas.
Tai va, tai man tokius, va, pateikė tokius tam tikrus, kaip galima sakyti, etapus, ne, kai mes būtent apie tiesos prieimimą, nes iš tikrųjų dabar Žemėje vyksta labai daug pokyčių ir labai daug naujų tiesų ateina. Ir mes, ir jos labai keičia, kaip sakau, bending, angliškai, labai fainas toks žodis yra bending, tai va taip lenkia, lietuviškai būtų mūsų realybė. Ir, 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 ir tai nėra net kartais, nu tikrai, dažnai tai nėra daugumos tiesos ir taip, kad tikrai visiems sunku būti tais kanalais, kurie priema tas naujas tiesas ir leidžia ir gyvuoti tai tiesai, ir tą tiesą leisti jai nu, stebėti, kaip jinai keičia tą realybę tavo, ir ją suvokti ir apmastyti, ir ją skleisti, ir ją įveiksminti, kad tavo realybė jinai būtų, nu, kaip pagrindas, ne? Nes yra dalykų tokių paprastesnių, ne, kaip per valią discipliną veikti savo kasdienybėse, kas irgi gali būti ne taip paprasta, kai kur, žinom, bet yra vat, ir tos naujos tiesas, kurios laukia būti pažintos ir priimtos ir neatmestos ir apmastytos. Aš sakyčiau visą laiką daryti prielaidą, kad tai yra tiesa. Kad ir kokia keista mintis būtų atėjusi daryti prielaidą, kad jinai yra tiesa. Tai padeda taip truputėlį pasitraukti nuo to, ką žinau, kas yra tiesa ir panagrinėti tai, kas keista, gal neįprasta, gal kažkokia nu, be galo tokia neįprasta mintis ir apie tai niekur nekalba, bet galbūt tame, žinai, yra, kad reikalinga panagrinėti tam, kad tu būtum tas, kuris paskleis tą tiesą. Nesvarbu, ar tai bus mažam ratui ir dideliam ratui, jau ta tiesa, jinai išsiplečia daug plačiau ir jinai jau gali būti panagrinėta kitų žmonių, ne? Na, aš čia labai taip monologų pakalbėjau, Rūta, tu ką norėtum apie tai pridurti? Tai gal tiesiog apibendrinti, ne, kad Mhm. ta esminė tiesa, jinai tiesiog kaip užčiuoptum savyje, kaip kokį tašką, kuris išsiplečia įvairiais aspektais, kuris nuolat kinta, ne, va, kaip tu sakai, kad ateina vis nauji kodai, mes savyje pastebim vis kažką naujo. Ir ta valia, kad taip, aš atpažįstu, kad manyje kažkas yra naujo. Mhm. Ir tada jau mano sprendimas. Arba aš lieku tame, kame buvau, nors man jau ten ir ankšta. Arba Ja. žengiu žingsnius į tai, į ką aš galiu atsiverti naujai, ane, patirti save naujai. Ir tas aš, ta tiesa, jinai tada kintanti. Ir tas patyrimas savęs yra vis naujas, vis kitoks. Ir Taip, tame ir iš nėra tikrųjų, galo. ja, tikrai taip. Ir iš tikrųjų, kai mes tik priemam tą mintį, kad mes esam kintantis, tai labai daug ką keičia. Vien tik tai, kad aš priemu tą mintį, tai tikrai kviečiu visus priimti mintį, kad aš esu kintantis, kad apskritai žmogus kaip konceptas šiuo metu kinta labai visoje visatoje. Didžiulis pokytis vyksta, ką žmogus gali ir kiek jisai gali. Ir kas jisai apskritai kaip žmogus yra. Tai labai kinta visoje visatoje, atsiveria labai daug naujų galimybių žmogui ir mes galime būti tame, kame mes esame, bet jau kaip žinom, tai yra, jau tampa tiesiog, nu, kai ta nauja tiesa, jinai ateina ir jau aš jai tiesiog atsiveriu, jinai labai išplečia realybę. Ir tai, nors dar, tarkim, kažkokio gal suvokimo tiek nėra, ne, bet jinai jau plečia tą realybę. Ir sugrįžti į save tą kažkokį dar, nu, tą ribotesnį, tampa, nu, toks, nu, jau tik, kad susispaudė tiesiog. Em, taip, kad ir linkim susipažinti tikrai su tom naujom tiesom. Gal iš tikrųjų tokias kelias minutės, kiek mes čia dabar kalbėjom, kad čia labai ilgai neprikalbėti, bet norisi, kad iš tikrųjų jūs patirtume tą patyrimą. Tiesiog kviečiu susitelkti savo vidų, dabar buvo pasakyta daug žodžių, vis tiek daug ir informacijos tokios, tai tokias kelias sekundės leiskime tą informaciją susigulėti. Galbūt ateis kažkokie tokie momentai, kur na, buvo tas sąskambis ir jie tarsi vėl iškils, tai leiskite jiems iškilti, dar kartelį užfiksuokite tos momentus, kur pokalbėje jautėt sąskambį vidinį.
Jaučiasi irgi, kad kas klausys, tai yra toksai, vat, mm, kad pakvietėm iš nuo panagrinėti viduje žmogui, nu, va tie, kurie klausys, jaučiasi erdvėje, kad nagrinės, kas tai yra ta disciplina naujai, kas yra valia naujai, kels iš naujo tos klausimus. Ir tai yra svarbu, klausimai, tikslingi klausimai mūsų užaugina. Taip kad tikrai drąsiai klauskite ir patys žiūrėkite į savo vidų, kas jums yra nauja disciplina, nauja valia, nauja tikėjimo tiesa, tikėjimas tiesa. Jaučiasi, kad susijudino. Tai tokie seni kažkokie, vat, seno tokie kaip apibūdinimai, kas tai yra. Ir net pajautimai tokie, nu, kažkokie, va, tai tiesiog viskas susijudino erdvėje, tam, kad nauja įeitų, naujas suvokimas, nauja tiesa, naujas apibrėžimas, kas tai yra. Ta nauja tiesa gali apimti ir didelę labai tokią realybės dalį jūsų, arba visą realybę, arba tai gali būti tik tai fraktalas, mažas fraktalas, naujas jūsų realybėj, kuris be galo daug pokyčio gali atnešti. Jaučiasi, kad sutvirtinamas, sustiprinamas tikėjimas ir pasitikėjimas kūrėjų. Žinoma, be to pasitikėjimo, kokia tiesa ateina, tai irgi veiksmas nevyksta. Mums reikalinga jausti tikėjimą ir pasitikėjimą kūrėjų. Sako naujoji kūrėjų, tai Taip, pakitusių kūrėjų. taip. Ir taip labai gražu, nes rodo, kad tarsi, vat, kai aš pasakiau pakitęs kūrėjas, iš karto, na, žmonės sąmonės, kurie klausosi šito pokalbio, nukreipia dėmesį į tą pakitusį kūrėją. Ir tai iš tikrųjų, va, tas yra toks, va, paprastumas, tarsi protas gali sakyti, o tai kas tai yra tas pakitęs kūrėjas, kas yra labai gerai kelti šitą klausimą, yra labai geras klausimas, bet mūsų sąmonė jau žino, kur nukreipti dėmesį. Nes yra tas sąskambis, nes kūrėjas tas pakitęs žiūri į mus ir mes tada iš karto žiūrim į jį. Taip kad jūsų sąmonė žino puikiai, kur tiksliai nukreipti dėmesį. Ir jaučiasi toks sąskambis. Taip jaučiasi, kad kyla tokie klausimai iš kiekvieno besiklausančio įrašo, toks kaip burbulai tokie kyla į erdvę, kas yra labai gerai. Labai gerai, kad kyla klausimai, leiskite jiems kilti. Kiekvienam klausimui bus atsakymas. Taip, tikrai taip. Na, Ir vėl bus tas pats procesas per atsiverti išorinį. tam atsakymui, nepriimti tą atsakymą. Tai vat visgi rodo, kad va, tas, nes dabar va, tvirtinamas ryšys su kūrėju ir jaučiasi, kad tai yra tas, nu, tikriausiai mes visi žinom, kad tai yra mūsų pagrindas, bet va, valia ir disciplina kaip sąmonės jos stovi ir laukia, kol bus užbaigtas šitas procesas. Tai va, dar kartą toksai labai aiškus patvirtinimas, kad va, kai yra tas tikėjimas, pasitikėjimas kūrėjai, tada yra tie visi kiti procesai, kurie gali vykti.
Jo, ir šiuo atveju tada jau valia yra patirti save naujai, patirti save kintantį ir pakitusi. Ir iš tikrųjų tai yra ta valia ir ta pati disciplina yra sąmonės, labai galingos sąmonės, kaip sakiau, jos yra mūsų ateities žmogaus pradinės struktūros sąmonės dalis, taip kad yra labai tikslinga su jom rasti tą bendrą ryšį, tą bendrumą ir eiti kartu. Ir jaučiasi, kad kurie vat klausosi, tiesiog šalia jos atsistoja, taip kad tikrai labai taip atsakingai sutelkite savo valią ir discipliną į tai, kas yra tikslinga jūsų gyvenime ir į tai, ką kūrėjas palaiko. Ir bet kai yra tas tikėjimas, pasitikėjimas kūrėjai, tai nu, mums yra labai taip lengva ir tą mes tada žinom, į ką yra telkiamas mūsų dėmesys, į ką palaiko, į ką reikalinga tą valią, apsisprendimą padaryti, ne? Vat kaip sakė Rūta, apsispręsti, taip pat ir apsispręskit, vat, aš kuriu naujai, jau tie, kurie apsisprendė, dar kartą apsispręskit, nes visą laiką to apsisprendimo reikia ir vėl, nes tiesiog taip mes dar labiau tvirtinam tai, ką mes žinom yra tiesa mūsų vidinė. Taip kad apsisprendžiam kurti naujai, priimti save kintantį, nuolat kintantį, vis kitokį, patirti tą patį kūrėją kintantį, vis kitokį, vis naujai, su juo bendrauti, su juo rasti tą ryšį. Ne tiek rasti, palaikyti tą ryšį tokį. Mm. Vis pasižiūrėti, kiek jisai pakito, kiek jūs pakitot. Pasižiūrėkit, o dabar irgi tą sąskambį su valia, su disciplina, su tikėjimu tiesa, kaip sąmonėm, kaip savo dalim, kaip savo savybėm, duotybėm. Apskritai taip jaučiasi, kad taip į visą taip žmoniją, taip valia ir disciplina ir tikėjimas tiesa taip tokius impulsus siunčia. Kviečia pažinti naujai, atsiverti. Aš čia labai užčiapiu tų sąmonių tokį galingumą. Kad tos sąmonės tai esu aš, tai yra mano dalys. Dar kažkokia yra mintis, nes aš taip žiūriu, taip tarsi neduoda užbaigti susitelkimo. Rūta, tu gal pasižiūrėk. Yra Mhm. kažkokia tokia mintis. Jo, ir tada, kada ne, mes jau pamatom naujai tiek valią, tiek discipliną, tai jos mumise
aktyvuojasi ir tampa tą palaikančiąją jėgą, kuris suteikia jėgos eiti pirmyn ir nenuklysti nuo to savo vidinės tiesos, tarsi sukuria tokį kaip ratą, iš kurio jau tam nebeišeisi, nebeklaidžiasi. Kas kartą jos primins, kur turi dar kartą apsispręsti, kur panaudoti discipliną, bet tai bus jau naujai, ne taip, kaip esi įpratęs iš seno, iš įrodinėjimų. Mhm. Mhm. Aš džiaugiu, taip, tokie saugos ratai tie jaučiasi aplink. Tarsi kaip sklaidos įrankiai padėti pačiai savo aukti. Tai vidiniai tiesai apie save skleistis būtent per tokį savęs sustiprinimą. Mhm. Pabūkim tame ryšyje, nes jaučiasi labai taip, toks gražus ryšys, sąskambis, žinojimas toks, nu, skleidžiasi. Tikėjimas tada apgaubia ir dar labiau sušvelnina tą ėjimą, dar daugiau įkvepia energijos, tos vidinės tokios motivacijos eiti pažinti. Net jei kažkur ir suklumpam ar suabejojam, tas tikėjimas tarsi įlieja tokio švelnumo, gaivos, tarsi nuplauna tas abejonės ir vėl sutvirtėja mūsų ir valia, ir disciplina. Toksai pojūtis, kad, žinai, anksčiau va, ta valia ir disciplina buvo tokios linijinės, žinai, va taip, 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 o dabar tai jos tokios kaip, mm, kaip aš jau dabar tą vaizdinį užčiapiau ir jisai taip, tokios nenuoseklios. Bet tarsi, nes mes kaip valio ir disciplinai tarsi tokio kažkokio nuoseklumo, kas ir reikalinga, vat, kaip toj vat, įveiksminti tą tiesą, tą naują tiesą. Tas nuoseklumas yra reikalingas tam tikras, bet taip pat vat, naujai patirti tą valią ir tą discipliną galima per tą tokį elohimišką, tą tokį nenuoseklų visą pasireiškimą šitų sąmonių, šitų savybių. Tai va čia irgi į tai atkreipti dėmesį. Nes vienais Pasižiūrėk. momentais jau mes einam iš tos vidinės galios ir jau mums nebereikia to palaikymo, o kai Mhm. kur dar yra viskas labai trapu, na ir mes save sutvirtinam su tuo. Steikiam tos jėgos papildomos, kad tas kaip daigelis galėtų mumis skleistis. Taip, tiesiog dar kartą užtvirtinam, kad taip mes apsisprendžiam, mes siekiam, veikiam, darom žingsnius ir vėl tada tarsi tą vat galę savo pajaučiam ir vėl tarsi, jo, toksai vat jaučiasi, kad irgi leiskit labai įvairiai pasireikšti. Nuosekliai ir nenuosekliai. Tiesiog su ta vat, ryšiu tuo, su tuo nauju pojūčiu galite atsimerkti ir būti, nereikia iš niekur išeiti, nes tai yra mes, tai yra mūsų dalis. Kaip jau ir sakiau, tai yra mūsų ateities žmogaus labai svarbios dalis. Na, šiuo metu yra tokia informacija,
ir tuo ir dalinamės, kas yra šiuo metu. Skleidžiam tai, kas mums ateina, tą naują tiesą. Mhm. Ir ką tada? Gražios pažinties su šitom savo savybėm, duotybėm, su šitom sąmonėm ir iki kitų susitikimų. Iki kitų susitikimų.